pasaka, pasakėlė, tu ateik nors minutėlį, aukso rūbą apsirenk, niekada manęs neaplenk. Karalaitis Slibinas. Kitados gyveno karalius su karaliene. Jie turėjo didžiulę karalystę. Buvo visko pertekę laimingi. Tačiau bėgo metai ir karaliui ėmė darytis neramu, nes karalienė nepadovanojo jam jokio vaikelio. Karalienė irgi didžiai dėl to krimtosi. Nors karalius ir neišsidavė, kad jam nesmagu, niekad pikto žodžio netarė, bet karalienė vis tiek suprato, kad jis graužiasi neturėsęs kam palikti savo turtų ir iš viso širdies trokšta susilaukti kūdikėlio. Ir štai vieną kartą į rūmus atėjo vargšė moteris ir paprašė, kad jai leistų pasikalbėti su karaliene. Bet karalienės tarnai atsakė, jog jiems esą nevalia kiekvieną elgetą leisti pas rūmų valdovę. Siūlė jai išmaldos, kad tik ji eitų savo. Bet moteriškė vis tiek liepė pranešti karalieniai, jog į rūmus atėjusi toji, kuri vienintelė pagelbės jai nuvyti slaptą rūpestį. Ši žinia buvo perduota karalieniai, o toji liepė atvesti senę pas ją. Ši ir pasakė: aš žinau tavo slaptą sielvartą, karalienė, ir atėjau tau padėti. Tu nori susilaukti kūdikio ir turėsi net 2, jei paklausysi mano patarimo. Karalienė be galo nustebo, kad moteriškė taip gerai žino jos slapčiausią troškimą ir prižadėjo klausyti jos patarimo. Liepk atnešti į miegamąjį kubilaitį ir pripilti jį upės vandens, o kai nusimaudysi jame, rasi po juo 2 svogūnų galveles. Gražiai nusilupk ir suvalgyk abi. Ateis laikas ir tavo didžiausias troškimas išsipildys. Karalienė padarė, kaip jai buvo liepusi moteriškė. Kai nusimaudė, rado po kubilaičiu 2 svogūnų galveles. Abi buvo vienodo didumo ir niekuo nesiskyrė nuo kita kitos. Pamačiusi tokias gražias galveles, karalienė suprato, jog moteriškė kilnesnė, negu atrodė iš jos drabužių, ir laiminga suvalgė vieną svogūną su visais lukštais. Šitaip padariusi prisiminė, jog moterėlė liepė svogūnus gražiai nusilupti, o tik tada valgyti. Vis dėlto jau buvo per vėlu, bet antrąjį svogūną ji kruopščiai išsilukšteno ir taip pat suvalgė. Kai prabėgo kiek reikia laiko, pas karalienę atvežė pribuvėją. Ir gimė jai pirmas kūdikis, bjaurus Slibinas. Niekas jo nematė, tik pribuvėja, bet supratusi, jo karalienė susilaukė dvynukų, ji išmetė Slibiną pro langą į mišką prie pilies sienų. Antrasis kūdikis atėjęs į pasaulį buvo dailus princas. Jį pribuvėja parodė karaliui ir karalieniai, kurie nieko nežinojo apie Slibiną pirmagimį. Visi tiek rūmuose, tiek visoje šalyje stačiai negalėjo atsidžiaugti gražiuoju princu. Tik niekas nežinojo, kad vyriausias karaliaus sūnus Slibinas ir gyvena jis gūdžioje girioje. Taip slinko laikas, karalius, karalienė ir jų jaunesnysis sūnus gyveno linksmi ir laimingi, kol pagaliau šiam sukako 20 metų. Tada tėvai liepė sūnui keliauti į kitą karalystę, ieškoti nuotakos. Girdi, jie jau eina senyn ir kol dar nesugulė į grabą, labai norėjo pamatyti savo palikuonį vedusi.
Karalaitis nesipriešino, liepė pakinkyti arklius į paauksuotą karietą ir leidosi į kelionę. Tačiau vos tik privažiavo pirmą kryžkelę, ant kelio pamatė drybsantį bjaurų Slibiną ir karalaičio arkliai turėjo sustoti. Kur važiuoji? Paklausė Slibinas šiurpiu balsu. Kas tau darbo? Aš esu karalaitis ir važiuoju kur noriu, atsakė šis. Grįžk atgal, žinau kur keliauja, dar palūkėk, pirma aš gausiu žmoną ir miegosiu prie jo šono, pasakė Slibinas. Karalaitis sugrįžo namo ir papasakojo karaliui ir karalieniai, ką sutiko kryžkelėje. Tačiau šie patarė rytojaus dieną važiuoti kitu keliu ir pasiieškoti nuotakos kitoje karalystėje. Karalaitis iškeliavo, bet vos tik privažiavo pirmą kryžkelę, vėl rado Slibiną, kuris nepraleido jo toliau kaip ir pirmą kartą. Taip atsitiko ir trečią dieną, kai karalaitis norėjo pervažiuoti kryžkelę. Slibinas grasiu balsu pareiškė, jog tik tada, kai jis pats gausiąs žmoną ir miegosiąs prie jo šono, karalaitis galėsiąs ieškoti savo nuotakos. Kai karalius su karalienė ir trečią kartą tai išgirdo, nieko daugiau nesugalvojo, tik pasikviesti Slibiną į pilį ir pasiūlyti jam surasti nuotaką. Jie manė, jog Slibinui bus gera bet kokia žmona, todėl žadėjo priversti tekėti už jo kokią nusikaltėlę moterį ar vergę. Kaip nusprendė karalius su karalienė, taip ir padarė. Pasikvietė Slibiną į rūmus ir ištekino už jo nusikaltėlę, tačiau rytojaus rytą moteris gulėjo Slibino sudraskyta. Tai buvo kiekvieną kartą, kai tik karalius su karalienė priversdavo kokią moterį tekėti už Slibino. Žinia pasklido plačiai po visą šalį. Ir štai su didžiausiu džiaugsmu tą žinią išgirdo viena moteris, neseniai ištekėjusi už našlio. Mat jos vyras su savo pirmąja žmona turėjo neapsakomai gražią dukterį. Kitos tokios mergelės niekur nebūtum radęs. Ne tik graži ji buvo, bet ir meili, gera, visų širdis linko į ją. O toji antroji pati, jos pamotė, taip pat buvusi našlė, atitekėdama parsivedė savo jau suaugusią dukterį, kuri ir šiaip buvo bjauri ir pikta. Tačiau šalia dailios ir gerutės podukros atrodė dar baisesnė. Visi nuo jo šalinosi. Pamotė netvėrė apmaudu, kad jos podukra daug gražesnė už dukterį ir pradėjo baisiausiai jos nekęsti. Išgirdusi, kad karaliaus dvare yra Slibinas, kuris sudrasko kiekvieną moterį, kurią už jo ištekina, ir kad dabar jis reikalauja nekaltos mergelės, nuėjo ir pasakė karaliui, jog jos podukra sutinka tekėti už Slibino, kad karalaitis galėtų iškeliauti ieškoti savo nuotakos. Karalius labai apsidžiaugė ir liepė atvesti mergelę į dvaro rūmus. Kai pasiuntinys atėjo jos paimti, mergelė nepaprastai nusigando, supratusi, jog piktoji pamotė nori šitokiu būdu pražudyti jos jauną gyvybę. Bet dar paprašė, kad jai būtų leista paskutinę naktį pernakvoti tėvo namuose. Jos prašymas buvo išklausytas ir ji nuėjo prie motinos kapo. Čia pasiskundė savo liūdną dalia ir pasisakė, jog ji atiduota Slibinui, ir iš širdies prašė motiną patarimo. Kaip išvengti nelaimės? Ji taip ilgai rimojo ir verkė prie kapo, kad nejučiom užmigo ir pramiegojo iki saulės tekėjimo. Tada atsikėlė visai linksma ir pradėjo kažko ieškoti ant žemės. Rado 3 riešutus, kuriuos rūpestingai įsikišo į kišenėlę. Kai manęs tykos didelis pavojus, imsiu vieną ir perskelsiu,
tarė pati savo. Tada parėjo namo ir rami nusekė paskui karaliaus pasiuntinį. Kai pasiuntinys sugrįžo į pilį su tokia gražia mergele, visiems jos pagailo. Tačiau mergelė buvo linksma ir tik paprašė karalienę, kad jaunavedžiams duotų kitą kambarį, negu iki šiol Slibinas turėjo. Jos noras buvo patenkintas. Paskui liepė užkaisti ant viryklės katilą stipraus šarmo ir atnešti 3 naujas plaušines. Dar liepė pakeisti lovos baltinius. Karalienė įsakė daryti viską, ko reikalavo jaunamartė. Tada mergaitė pati apsivilko 7 baltutėlių švarius marškinius ir susituokė su Slibinu. Kai galiausiai juodu vieni liko kambaryje, Slibinas piktai įsakė jai nusirengti. Pirma pats nusirenk, atsakė ji. Iki šiol nė viena to nereikalavo, nustebęs tarė Slibinas. O aš reikalauju, atsakė ji. Iki šiol nei viena nereikalavo, o aš reikalauju, pakartojo mergaitė. Tada jis pradėjo rangytis, vaitoti ir šnypšti ir galų gale šiaip taip nusinėrė viršutinę savo odą. Ši ir liko tokia bjauri gulėti ant grindų. Tada mergelė nusitraukė vienus baltus marškinius ir užmetė ant Slibino odos. Jis vėl pareikalavo, kad ji nusirengtų, o ši liepė jam pačiam nusirengti. Jis turėjo paklausyti ir vaitodamas ir šnypšdamas nėrėsi nuo savęs odą. O ant kiekvienos odos mergelė užmesdavo savo baltutėlius marškinius. 7 pasiliko savo. O Slibinas dabar atrodė lyg krauju pasruvęs mėsos gabalas, kurį jį iš visų jėgų pradėjo šveisti šarmu bei naujomis plaušinėmis. Ir kai sudilino 3 plaušinę, priešais ją stovėjo neprilygstamo grožio jaunikaitis. Jis padėkojo jai, kad išvadavo iš baisių kerų ir pasisakė esąs vyriausias karalienės sūnus, visų turtų paveldėtojas. Paskui paklausė ją, ar tesės pažadą, kurį davė kaip Slibino žmona, dalintis visu kuo, mylėti ir varge, ir nelaimėje. Mergelė su džiaugsmu pasakė sutinkanti tesėti. Kiekvieną kartą, kai Slibinas keldavo vestuves, vienam tarnui būdavo paliepiama rytojaus rytą atidaryti jaunųjų kambario duris ir pažiūrėti, ar jaunoji gyva. Ir šį kartą jis dirstelėjo pro plyšelį, tačiau kaip nustebo, viską pamatęs, kad kuo greičiausiai užtrenkė duris ir nuskubėjo pas karalių ir karalienę, kurie laukė iš jo žinių. Tarnas papasakojo apie keisčiausią reginį, kurį išvydo. Ant grindų gulėjo 7 Slibino odos ir 7 baltutėliai marškiniai. Šalia jų 3 suplyšusios plaušinės, o lovoje miegojo gražuolis jaunikaitis su daile jauna mergele. Karalius su karalienė nustebo, kaip čia yra. Tada pas karalienę buvo atvesta sena vargšė Elgeta, kuri priminė, jog karalienė neteisingai įvykdė patarimą. Suvalgė pirmąjį svogūną su lukštais, todėl pirmagimis buvo Slibinas. Paskui buvo pakviesta pribuvėja ir ši prisipažino, jog išmetė Slibiną pro langą į mišką. Tada karalius su karalienė pasišaukė savo pirmagimį ir jo jauną žmoną, apkabino abu ir prašė sūnų papasakoti apie savo liūdną likimą, kaip jis 20 metų gyveno miške, paverstas bjauriu Slibinu. Šis ir papasakojo, o tada tėvai liepė paskelbti visoje šalyje, jog jis jų vyriausiasis sūnus ir po jų mirties paveldės karalystę. Taip ir gyveno karalaitis Slibinas ir jo gražioji žmona linksmai ir laimingai karaliaus dvare. O kai netrukus mirė tėvas,
jam atiteko karalystė. Po kiek laiko ir motina paliko šį pasaulį. Kartą priešas paskelbė jaunajam karaliui karą. Kadangi karalius numatė, jog jis tik po kokių 3 metų sugrįš į savo kraštą pas žmoną, kuri netrukus turėjo gimdyti kūdikį, įsakė namie liekantiems kuo rūpestingiausiai ją saugoti, o kad galėtų vienas kitam ramiai rašyti laiškus, liepė padirbinti 2 žiedus su antspaudais, vieną savo, antrą jaunajai karalienei. Jo noras buvo išpildytas. Karalius mirties bausme pagrasino, jog niekas neturi teisės atplėšti laiško, užantspauduoto tuo antspaudu. Tada karalius atsisveikino su karaliene ir išvyko į karą. Karalienės piktoji pamotė su didžiausiu apmaudu sužinojo, kad jos gražiai podukrai taip pasisekė. Ši ne tik gyva liko, bet dar ir karalienė tapo. Ir pradėjo be atvangos sukti galvą, kaip jos laimę sugriauti. Todėl dabar, kai karalius išvyko į karą, piktoji pamotė atskubėjo pas karalienę ir pradėjo, kaip įmanydama, atliežuvauti. Girdėjusi iš anksto sužinojusi, kad podukros laukia geras gyvenimas, užtat ir padariusi taip, kad ji taptų užburto karalaičio žmona. Karalienė anaiptol netikėjo, kad žmogus gali būti toks piktas, todėl gražiai priėmė savo pamotę, kuri ir liko pas ją gyventi. Netrukus karalieniai gimė 2 berniukai. Tokie gražūs, kurių dar niekas nebuvo regėjęs. Karalienė tuoj parašė karaliui laišką, pranešdama tą džiugią žinią. Pamotė pasisiūlė sušukuoti jai plaukus, kaip darydavo jos motina gyva būdama. Karalienė leido ir pamotė tol šukavo karalienę, kol ši užmigo. Tada pamotė atrišo nuo jos kaklo žiedą su antspaudu ir pakeitė laišką, kuriame parašė, jo karalienė susilaukė 2 šuniukų. Gavęs tokį laišką, karalius labai nuliūdo, tačiau prisiminė, jog pats 20 metų gyveno slibino pavidalu ir tik jaunosios karalienės dėka tapo vėl atkerėtas. Todėl parašė savo patikimiausiam tarnui, kad saugotų karalienę ir šuniukus visą tą laiką, kol jis sugrįžęs. Tačiau ir šį laišką pačiupo pamotė, perskaitė ir parašė naują. Girdi karalius įsakė sudeginti karalienę ir abu mažuosius princus ant laužo. Laišką užantspaudavo karalienės antspaudu, nes šis buvo lygiai toks pat kaip karaliaus. Tarnas baisiausiai persigando ir nusiminė dėl karaliaus įsakymo. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl karalius taip įsakė. O kadangi širdis neleido žudyti 3 nekaltus žmones, liepė sukrauti laužą ir sudeginti avį su 2 ėriukais. Tokiu būdu apsimetė įvykdęs karaliaus įsakymą, o pamotė paskelbė žmonėms dar pridurdama, kad karalienė buvo ragana. Tuo tarpu ištikimasis tarnas pasakė karalieniai, jog karalius liepęs visą laiką, kol jo nebus namie gyventi pilies slapčiomis. Niekas daugiau neturės matyti nei jos, nei mažųjų princų, tik tarnas. Karalienė paklausė ir niekas nė neabejojo, kad ji ir vaikai supleškėjo ant laužo. Tik tada, kai ėmė artėti laikas karaliui grįžti iš karo, senasis tarnas pabūgo, nepaklausęs karaliaus įsakymo. Jis nuėjo pas karalienę, papasakojo jai viską ir parodė karaliaus laišką, kuriame buvo įsakyta sudeginti ją ir karalaičius. Ir paprašė, kad ji kur nors išeitų iš rūmų, kol karalius negrįžo. Tuomet karalienė pasiėmė savo mažus sūnelius ir iškeliavo į gūdų mišką. Čia jie klajojo visą dieną, baisiai pavargo, bet niekaip negalėjo rasti, kur prisiglausti. Ir kaip tik tuo metu pamatė žmogelį, grįžtantį iš medžioklės su laimikiu. Žmogelis buvo varganas, liūdnas, tačiau karalienė apsidžiaugė išvydusi jį ir paklausė, ar nepatartų, kur jis su savo mažais vaikais
galėtų gauti nakvynę. Žmogus atsakė, jog miške turįs trobelę, ten jį galinti ir apsistoti, ir dar pridūrė, kad pats gyvenas visai atsiskyręs nuo žmonių, te turįs tik lūšnelę, arklį ir šunį, o mintas iš medžioklės. Karalienė nuėjo su juo į trobelę ir permiegojo naktį su savo vaikais, o kai rytą pabudo, šeimininkas jau buvo išėjęs į medžioklę. Karalienė pradėjo ruoštis po trobelę, išvirė valgyti, o kai šeimininkas sugrįžo ir rado viską sutvarkyta, apšvarinta, regis pralinksmėjo. O šiaip kalbėjo nedaug, tik pasisakė, jog jo vardas Peras. Auštant išjodavo jis į girią ir karalienei atrodydavo, kad tada jis labai nelaimingas. Kartą, kai jo nebuvo namie, ji išniukštinėjo trobelę ir rado geldą primerktą kruvinų marškinių. Karalienė labai nustebo, tačiau pagalvojo, kad šeimininkas išsikruvina marškinius nešdamas namo laimikį. Ji išskalbė marškinius, padžiovė ir nieko apie tai nesakė Perui. Tačiau netrukus ji pastebėjo, kad liūdnasis šeimininkas, parjodamas namo iš miško, nusivelka kruvinus marškinius ir apsivelka švarius. Tada ji suprato, jog nuo ko kito susitepa jo marškiniai, ne nuo laukinių žvėrių kraujo. Kartą įsidrąsinusi ėmė ir paklausė. Iš pradžių jis nenorėjo nieko sakyti, tada ji papasakojo jam apie savo pačios likimą ir kaip jai pavyko atkerėti slibiną. Tada šeimininkas pripažino, jog kadaise labai siautulingai gyvenęs ir galiausiai padaręs raštišką sutartį su nelabuoju. Tačiau sutarties laikui dar nesibaigus, jis pradėjęs apgailestauti, pasitraukęs iš blogo kelio ir pradėjęs čia vienas gyventi. Nelabasis netekęs galios, tačiau kol turys sutartį, verčias jį kiekvieną dieną tam tikrų laikų eiti į mišką, kur piktosios dvasios kruvinai jį nučaižo. Rytojaus dieną, kai nustatytą valandą šeimininkui reikėjo joti į mišką, karalienė jam liepė likti namie ir saugoti princus. Ji pati eisianti susitikti su piktosiomis dvasiomis. Šeimininkas baisiausiai persigando ir pasakė, jog ne tik pati žūsianti, bet užtrauksianti jam dar didesnę bėdą negu dabar. Tačiau ji paprašė nesirūpinti. Pasižiūrėjo, ar tebeturinti 3 riešutus, kuriuos rado ant motinos kapo, sėdo ant arklio ir išjojo į mišką. Pajojusi galiuką žiūri, ateina kelios piktos dvasios ir šaukia. Štai Pero arklys ir Pero šuo, o paties Pero nėra. Ir tada iš tolo atsklido piktas balsas. Girdi, ko tau reikia? Aš atėjau atsiimti Pero sutarties, atsakė karalienė. Kipšai pradėjo baisiausiai erzeliuoti ir murmėti, o pats vyriausias tarė, jok namo ir pasakyk Perui, kad atjojęs į mišką gaus 2 tiek rykščių, kiek paprastai. Bet tada karalienė išsiėmė vieną riešutą, perskėlė jį ir pasuko arklį. Nuo visų medžių pasipylė žiežirbos, Kipšai sustugo, rodos, kas jos botagu vijo atgal į urvus. Kitą dieną tuo pačiu laiku karalienė vėl atjojo į girią, tačiau Kipšai nedrįso prieiti per daug arti. Sutarties vis tiek nesiteikė grąžinti, o grasino visaip ir jai, ir vyrui. Tačiau karalienė perskėlė antrą riešutą, visas miškas už jos apsipylė liepsnos liežuviais ir Kipšai pradėjo staugti dar baisiau, bet sutarties nenorėjo atiduoti. Dabar karalienė teturėjo tik vieną riešutą, bet ir tą buvo pasiryžusi aukoti, kad tik išgelbėtų šeimininką. Šį kartą perskėlė riešutą prie pat Kipšų urvo ir kas paskui juos ištiko nematė, tačiau jie baisingai kaukdami ir vaitodami atkišo jai sutartį pamovę ant ilgos šakos. Karalienė linksma parjojo atgal į lūšnelę,
O dar labiau apsidžiaugė šeimininkas, kad tapo išvaduotas iš piktųjų dvasių valdžios. Tuo tarpu karalius Slibinas sugrįžo iš karo ir vos įžengęs į rūmus paklausė, kur karalienė su šuniukais. Tarnai sumišo, jie nieko nebuvo girdėję apie šuniukus, tik žinojo, kad karalienė susilaukė 2 dailučių sūnų, tačiau karalius įsakęs karalienę ir abu kūdikius sudeginti ant laužo. Karalius nuo pykčio bei sielvarto visas išbalo ir liepė pašaukti vyriausiąjį tarną, kuriam buvo parašęs, kad rūpestingai saugotų karalienę ir šuniukus. Tada tarnas parodė jam laišką, kuriame aiškiai buvo pasakyta, jog privalo sudeginti karalienę ir abu vaikus. Pagaliau visi suprato, jog čia būta baisios klastos. Pamatęs, kaip didžiai karalius sielvartauja, tarnas prisipažino, jog pagailėjęs karalienės ir princų. Jis sudeginęs tik avį ir 2 ėriukus, o karalienę ir vaikus 3 metus laikęs paslėpęs pilyje, bet 4-aisiais, kai turėjo grįžti karalius, jį iškeliavo į gūdžią girią. Tai išgirdęs karalius šiek tiek apsiramino ir pasakė, jog išeinas į girią ieškoti karalienės ir savo sūnų. Jei rasęs, vėl sugrįžęs į pilį, o jei nerasęs, daugiau niekas niekada jo nepamatysęs, o kraštą tegu valdysęs jo vyriausiasis tarnas, kuris išgelbėjo karalienę ir princų gyvybės. Tada karalius ir patraukė į bekraštės girias. Klaidžiojo visą dieną, nesutikdamas nė vieno žmogaus. 2 dieną irgi nematė nieko, o 3 dieną didelėm užuolankom priėjo lūšnelę. Jis įžengė į vidų, paprašė, kad jam leistų valandėlę pagulėti ant suolo. Karalienė su sūnumis buvo namie, tačiau ji buvo taip skurdžiai apsirengusi ir be galo susikrimtusi, kad karalius jos nepažino. O tuo labiau nepagalvojo, kad berniukai apkarstyti žvėrių kailiais yra jo sūnus. Jis atsigulė ant suolo ir kadangi buvo pavargęs, bemat užmigo. Tačiau suolas buvo siauras ir miegojo karalius viena ranka ėmė ir nusprūdo žemę. Sūnau, nueik ir užkelk tėvelio ranką ant suolo, pasakė karalienė vienam sūnui. Ji iškart pažino karalių, nors dar nedrįso išsiduoti. Berniukas priėjo, paėmė karaliaus ranką ir staigiai užmetė ant suolo, kaip paprastai daro vaikai. Karalius iškart pabudo susapnavęs, jog pakliuvo į plėšikų urvą, tačiau nesukrutėjo ir apsimetė miegąs. Norėjo sužinoti, kas čia per žmonės gyvena trobelėje. Taip ir gulėjo valandėlę ramiai, o pajutęs, kad trobelėje tyku, vėl nuleido ranką nuo suolo. Tada išgirdo moters balsą. Sūnau, prieik ir užkelk tėvelio ranką ant suolo, tik nemesk taip staigiai kaip tavo brolis. Ir karalius pajuto, kaip minkštos rankutės švelniai suėmė jo ranką. Iš balso jis pažino savo žmoną, atsimerkė ir pasižiūrėjo į ją ir vaikus. Tada pakilo nuo suolo, apkabino visus 3 ir baisiausiai laimingas parsigabeno į savo pilį. Drauge parsivedė ir atsiskyrėlį su arkliu ir šunimi. Visi dvariškiai be galo džiaugiasi, išvydę karalienę su sūnumis, džiaugiasi visa šalis, o piktoji pamotė buvo sudeginta ant laužo. Karalius Slibinas ilgai ir laimingai gyveno su savo karalienė, o kas sako, jog dar ir dabar tebegyvena, jeigu nenumirė. Pasaka, pasakėlė, aplankyk rytoj mus vėl.